Labą dieną visiems. Pabandom dar kartą. Labą dieną. Juhu, jau geriau. Ir prisimenu, prieš 5 metus dariau pranešimą apie flow būseną, apie laimės įpročius ir paklausiau auditorijos, ar teko girdėti apie flow. Vienas dalyvis pakėlė ranką, sako, aš visada flow. Sakau, turim problemą. Arba vartojat kažką tai, arba dėl termino nesutariam. Tai šiandien įlysime giliau vis dėlto, kas yra ta flow būsena ir kaip tai galima panaudoti. Ko palinkėčiau, tai yra smalsumo. Smalsumo patyrinėjant save ir galbūt dar padarysim keletą praktikų, patyrinėsite ir savo kaimynus. Jeigu žvilgti į žmogų, kai jisai gimsta, į jį labai daug tėvai investuoja. Po to žmogus auga, bręsta ir kažkurio metu pradeda užsilenkinėti. Kuriuo maždaug čia amžiaus periodu pradeda žmogus užsilenkinėti, kaip galvojat? 50 girdžiu, sako. 35, 60 girdžiu purto, ne? 80. Va, labai pozityvus požiūris, iš tikrųjų. Bet iš principo, kai žiūri į šitą statistiką, jinai yra liūdna. Ir esmė yra kokia, tai yra nulaužti statistiką. O kaip galima būtų padaryti, kad padaryti dar vieną kreivę? Tai yra nuo 50 padaryti dar vieną lūžį. Ir kad būtų galima pratęsti ir gerą savijautą viduje. Norint tai padaryti, reikia žvilgterti, kas dedasi mano viduje. Ir prisimenu, prieš kokią 18 metų buvom atrinkti 5 jauni specialistai, keliavom į Ameriką ir ten mokino mūsų srities specialistai. Atvažiuoju į vieną šeimą, užlipu į 2 aukštą, atidarau duris, o ten tokia king size lova ir plakatas kabo ant sienos. Aš taip žiūriu į tą plakatą, galvoju, kažkas ne taip su to plakatu. Kaip galvojat, kas ne taip biški su to plakatu? Va čia tokį panašų radau labai. Amerika, girdžiu, per vidurį, sako. Europiečiui jaunam žiūri į tą plakatą kažkas ne taip. Nes akis yra pripratusi, va čia yra normalus žemėlapis, taip? O tenais yra kažkas biški negerai su to žemėlapiu. Kaip galvojate, koks Australijoje yra žemėlapis? Va, matau, rodo jau vienas kolega. Opa, kai pasižiūri, biški galva netgi gali pradėti suktis, teisingai. Kur mes gyvenam? Čia kažkur kaimelyje, krašte pasaulio ir panašiai. Tai tas pats pasaulis, bet esmė tai yra kaip aš jį matau. Tas pats yra ir su žmogumi. Ir šito pranešimo metu linkiu žvilgterti taip smalsiai, tiesiog smalsiai į savo vidų. Ir pagalvoti, o kada paskutinį kartą realiai jaučiausi geriausiai? Per paskutinius 10 metų. Kada buvo tas momentas, kada jaučiausi, wow, kas tai buvo? Darbinėje srityje, šeimoje, kelionėje. Mat vakar Jūrmaloj vedžiau mokymus Ernst & Young kompanijai audito vadovams apie irgi flow ir kviečiau pasidalinti. Tai daug kas įvardino, sako, kai gimdžiau vaikus, buvo tokia būsena, kitos žmogaus buvo kelionės ir panašiai. Tai pagalvokite apie save asmeniškai. Kada buvo tas momentas? Ir dažniausiai gali taip nutikti, kad tas momentas siejasi su flow būsena. Man asmeniškai, pavyzdžiui, 14 metais, kai tapau Nordic šalių čempionu. Tai yra Rotary organizacijoje per 3 dienų turnyrą, 2 dieną lyjant lietui iš 50 metrų įčipinau. Įmušiau iš karto į duobutę. Galvoju, nerealu. Ir tai nutiko dar turnyro metu. Tai buvo labai, labai geras prisiminimas. Dabar, jeigu žvilgterti į vieną pusę, jeigu yra įtampa, frustracija, nerimas, į kitą pusę yra tonusas, plus 25. Kur pagaunate save paskutiniu metu? Kas drąsus gali pasakyti skaičių garsiai? 15. Čia plus? Gerai, 15. Kas dar kokį? Minus 30. Čia jau kala taip normaliai į kitą pusę. Taip. Aha. Dar variantų? Minus 10. Vidurkis, va girdžiu. Aš irgi su vienu vadovu kalbant, sakau, tai kaip? Sako, kaip, sako, normaliai. Tai va tas normaliai tarsi yra per viduriuką, nuliukas. Bet iš tikrųjų tas nuliukas yra pati pavojingiausia būsena. Ir jeigu paimti gamtoje, paimam nuliukas, tai yra šalta. Jeigu Azijoje kur nors keliaujate, panerėte tenais, tai kosmosas, kiek gražių žuvyčių yra, kiek ten spalvų. O pas mus čia, kai nuliukas, pabandyk panerti į kokį ežerą. Labai tamsu. Tas pats yra su žmogaus vidiniu pasauliu. Jeigu ten yra nulis, tai yra viena pavojingesnių būsenų. Ir svarbiausia, tai yra, aišku, ieškoti būdų, kaip nelikti tame, o kaip praleisti daugiau laiko čia.
Ir dabar pakviesiu, kadangi jūs jau ilgą laiką labai sėdite, pakviesiu jūs tokiam rizikingam momentui vienam tokį mini testą padaryti. Tai yra kviesiu atsistoti ir poroje su šalia sėdinčiu žmogumi. Atsistojus, tiesiog atsisukti vienas į kitą. Taip kviečiu, atsistojam dabar, tiek daug sėdėjot, visą valandą. Reikia biškį tokio prasijudėjimo. Niek šalia nesėdė. Ir dabar labai svarbu, kad šito potyrio metu, tam, kad sustiprinti patį patyrimą, kviečiu išlaikyti tylą. Tai yra labai svarbu, kad būtų tyla. Ir dabar kviečiu į tą žmogų, kuris yra priešais jūs, tiesiog sufokusuoti savo dėmesį ir žvelgti šiam žmogui į akis. Biški šviesos, jeigu galima, operatoriaus paprašysim. Ir bežiūrintam žmogui į akis, tiesiog pastebėkite, kokios tos akys. Žalios, rudos, mėlynos. Sako, šviesos trūksta biškutuką. O kokią būseną aš realiai pastebiu tame žmoguje būtent dabar, šią akimirką. Kokį balą aš ten parašyčiau tam žmogui pagal vidinės gerovės testą? Daugiau matau pliuso ar daugiau matau minusiuko? Ir pažiūrėjus į tą žmogų, jį padėkojam, paspaudžiam ranką, apkabinam, ačiū tau labai. tą šviesą netgi galima gal palikti, bus toksai jaukesnis pasibuvimas. Tai, kaip minėjau, labai svarbu neužstrigti ant normaliai. Jeigu smalsu, galite pasidaryti savo asmeniškai testą. Vidinės gerovės testą nusifotografuokite arba bus video įrašas. Tai yra 25 klausimai, kurie gali padėti jums įsivertinti, o vis dėlto, kiek tas skaičiukas pas mane yra. Ir tie klausimai yra grįsti daugiau faktais. Tai yra faktais, ar tai yra, pastebiu ir matau savo gyvenime, ar vis dėlto dar šią akimirką nesu to sukūręs. Tai galite žvilgterti giliau. Dabar jeigu žvilgtumėte į ekraną, ar prisimena tokius daiktus? Dėja taip. Ar senai buvo? Buvo, tikrai. Jeigu dabar reikėtų su tokiu daiktu padalyvauti kokiam Zoom-myte arba Teamsuose, būtų labai sunku. Ir žvelgdamas į išorę gali pastebėti, kaip pasaulis keičiasi. Klausimas, o ar aš keičiuosi? Ar aš atnaujinu savo hardą, tai yra savo kūną ir savo softą, savo vidų. Ir jeigu dar nematėte šito filmo, tai irgi pasidarykite nuotrauką. Artėja savaitgalis, kilskite ranką tiesiog smalsu, kas esat matę šitą filmą. Vat yra kelios rankos. Tai superinis filmas. Aš atsimenu savo sūnų įkalbinėjau, sakau, žiūrėk, pažiūrėsim čia tokį mokamąjį filmuką. Kokį, sako, mokamą? Sakau, ne, mokamąjį. Sako, nenoriu, bet įkalbėjau, tai dabar žiūrėjau jau 8 kartus. Kuom yra fainas šitas filmas? Jame yra parodyta, kas nutinka su žmogum, kai jis yra flow būsenoje. O dar svarbiau yra parodoma, kas nutinka su žmogumi, kai jisai padaugina flow būsenos. Tai dėl to ir tenais yra užkoduota labai daug gražių konceptų. Taip pat, jeigu žiūrėti, Williamas Jamesas yra psichologijos krikštatėvis. Jis gražiai įvardinęs, kad yra mūsų biologija dirbtų mums, o ne prieš mus. Ir čia prieš tai panelinėje diskusijoje, pavyzdžiui, jeigu žmogus patiria streso, pas jį kūne išsiskiria daug ko? Kortizolio. Kortizolis iš žmogaus kūno natūraliai pasišalina per 2 dienas. Norint greičiau iš savęs tą išmesti dalyką, reikėtų ką padaryti? Pakelti širdies ritmą iki 140 ir palaikyti 20 minučių. Oho. Ir dėl to, kad žmogus nuėjęs kur nors į sporto klubą labai nenori, bet išeina besišypsodamas. Dėl ko? Nes pasikeitė jo neurochemija. Dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad flow būsenos metu netgi 5 neurotransmiteriai išsiskiria žmoguje. Ir tai yra keičiasi jo vidus, keičiasi vidinė jausena. Ant kiek tai yra galingas dalykas, pažiūrėkime į socialinę chemiją. Pavyzdžiui, norepinefrinas plus dopaminas lygu romantiška meilė. Girdėjau labai gerą balsą. Prisimena, kada buvote įsimylėję? Galbūt dabar esat. Koks tai yra jausmas, kai gali nemiegoti, gali skristi į kitą miestą, šalį, ten daryti crazy dalykus, jūra iki kelių. Dėl ko? Dėl to, kad apsinešęs realiai. Tai yra 2 papildomi tokių padidintų kiekių pradeda cirkuliuoti tavo viduje. Bet problema su jais yra kokia? Jie veikia trumpai.
Jie veikia kokias 2 valandas, 3, ten 4. Tada ką daro žmogus, pasiema telefoną, skambina, alio, o gerai. Iškart pagerėjo, žiūrėk, vėl čiuk pasigamino ir jau pusę dienos galiu darbuotis toliau. Taip? Nu, bet po 3 metų ta visa chemija baigėsi. Tada endorfinai, motiniškas apkabinimas. Tai yra, kai laikote savo mylimą žmogų ar kūdikį, koks tai yra nuostabus jausmas. Serotoninas, socialinis saugumas. Tai yra, kai su sena gera chebra, vat studijų laikais ten susėdat prie kokio laužiuko, įsipilat truputį ir pasakojat visokius crazy dalykus, kuriuos esat nuveikę. Kaip tai yra malonu. Arba, pavyzdžiui, anandamidas, tai yra, kai patirėt visiškai kažką totaliai naujo, ko dar nesate gyvenime matę. Kaip kokioj Meksikoje sėdėt ant kokioj palapinėje, ten šamanas verda kažkokį reikaliuką, tuoj visi paragausit ir išskrisit. Neaišku, ar visi nusileis, bet bus tikrai įdomu. Tai va šitas visas kokteilis flow būsenos metu ir dėl to žmogui tai yra labai malonu. Ir dėl ko biologija? Dėl to, kad ją galima dauginti. Pavyzdžiui, Jeff Bezos, Amazon įkūrėjas. Būtų sunku pakartoti istoriją, bet tai, kas vyksta jo viduje, kaip žmoguje, galima kopijuoti. Arba Sarah Spanks įkūrėja. Turbinė moteris. Tai, kas vyksta jo viduje, galima kartoti. Yra nemažai tyrimų. Pavyzdžiui, McKinsey kompanijos arba Harvardo. Jeigu žmogus patiria flow būseną, sekančias 3 dienas, jisai yra kūrybiškesnis. Kai daug yra kortizolio, pa žmogaus matymo kampas, jisai siaurėja. Jeigu pavyksta sveikai nusiraut, išsiplečia ir tokiu būdu galima atrasti daugiau sprendimų. Tai vis dėlto, kas yra ta flow būsena ir kaip į ją įeiti? Dabar pakviesiu Rolandą ir galėtum, kur tu esi, mes pademonstruosim tiesiog vieną žaidimą. Čia man tą miksą duosit? Tą miksą. Nu, šiaip tai gatvėje yra tik tiek menų tam tikrų, bet labai pripratina po to. Papuoliau. Dabar irgi kviesiu po to jūs irgi atsistoti ir šitas žaidimas atrodo labai paprastas. Esmė yra kame, tam, kad vėlgi žvilgterti, kaip mano neurochemija pasikeis po šito mažo žaidimo. Po to gros muzika, visi bendrai atsistosim, bet mes su Rolando pademonstruosim, ką daryti. Tai vienas žmogus laiko rankas taip, tada taip. Va, taip jūs laikykite. Tada aš pakišu apačioje rankos ir mano tikslas yra spėti, kad Rolandas nespėtų patraukti, trinktelti. Dar kartą bandom, o dar. Mazochistinių elementų turėtumėt pas Andrių nueit biškį pakalbėti. Apsikeičiam dabar. Gerai. Dabar jūs man stuktelkit. O, normaliai. Dar kartą. Duodam 5, gerai. Pakeliam muzikos, jeigu galima, kviečiu atsistoti su šalia esančiu žmogum. Padarom šitą mini žaidimą tiesiog tam, kad pajausti, ką reiškia mini flow būsena. Kaip sakant, saugi aplinka čia yra. Taip, tai, kas nutiko Vilone, lieka Vilone. Gal pastebėjote savyje arba kitose žmonėse, kiek daug šypsenų atsirado? Kaip pasikeitė savijauta viduje. Ir kas čia buvo? Čia buvo mini flow patyrimas. Ir ką tai reiškia, jeigu žvilgterti iš teorinės pusės, Csikszentmihalyilas yra pirmasis profesorius, kuris pradėjo tyrinėti žmonės per tam tikrą prizmę. Jo esminis klausimas buvo, kada tu jautiesi laimingiausias. Ir nesvarbu, ar tu būtum menininkas, verslininkas, sportininkas ar teisėjas, žmogus jaučiasi laimingiausias, kai jis yra flow būsenoje. Ir ar buvai flow būsenoje, ar nebuvai flow būsenoje, yra 6 kriterijai. Tai pirmasis kriterijus, kuris tai įvardina, tai yra visiška koncentracija. Visiška dėmesio koncentracija tame, ką darau. Tai šito mini žaidimo metu kas nutiko? Tikrai negalvojo, ten porą mailų neatsakiau, dar ta byla neįspreista, žiūri tik apie nagus negauti arba kaip duoti. Taip? Reiškia, dėmesys yra totaliai pasinėręs į tą, ką darai. Veiksmai ir savivoka persipina. Reiškia, veiksmą, kurį aš darau, ir savivoka savęs pojūtis, jie tarsi susijungia. Aš nebesu išorinis stebėtojas, aš esu proceso grynai dalis. Savęs pojūtis išgaruoja, jeigu žiūrėti čia tokį priekinėje smegenų dalyje, sakykime, gyvena vidinis kritikas, kuris ten aiškina, čia ne taip, tas, Jis eina pailsėti, sako, matau, tau gerai sekasi, aš einu, ate. Ir laikas dingsta. Pavyzdžiui, jeigu žmogui slidinėjimas arba medžioklė yra jo flow būsena, tai jisai tik tai atvažiavo, atsisėdo, žiūri, eik tu savo, kur pusė dienos dingo. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra flow būsena.
Kontrolės pojūtis paaštrėja. Reiškia, žmogus jaučia, kad jo sprendimai ir veiksmai daro didelį įtaką tai, kas vyksta tą akimirką. Ir jūs čia galėjot pajausti, tai yra, jeigu biški taip darau arba taip, tai žiūrėk, visai geriau sekasi. Ir svarbiausias yra 6, tai yra autotelinis potyris. Tai reiškia, kad tai yra malonu. Jums asmeniškai tai yra malonus patyrimas. Ir dėl to tai norisi kartoti. Dėl to dar kartą norisi važiuoti ar slidinėti, arba skambinti draugams, davai varom į medžioklę, ar kiti dalykai. Ir čia yra apibrėžimas būtent tos flow būsenos. Žmogus buvo joje ar ne. Lengviausia ją pradėti studijuoti ir daugiau jos įsileisti į savo gyvenimą, ir darbinį, ir asmeninį, per pirminį flow. Dabar kas yra pirminis flow? Tai yra sveikas nusirovimas. Tai yra, reiškia, kai tu atsijungi iš savo darbinės veiklos, užsikrauni gerąją neurochemiją. Ir tie būdai gali būti labai įvairūs. Man, pavyzdžiui, asmeniškai aš esu kaituotojas, tai kaituoju, žaidžiu krepšinį, golfą anksčiau labai intensyviai žaidžiau daug turnyrų, bet paskutiniu metu labai norėjau kažkokio intensyvesnio dalyko, tai per COVID suradau trenerį, ten į tokį rusiuką ir kickboksą mes pradėjom. Tai kickboksą labai greit supranti, ar tau sekas ar nesiseka. Ten tik pokšt, sako, tu atsimerk, sakau, lengva tau sakyti, atsimerk. Aš supratau, mano smegenys ant tiek bijo smūgio, bet po to supratau, kad amžius jau biški nebe tas, jau krumpliai nebelaiko ir pakeičiau tada į crossfitą. Crossfitas irgi yra labai intensyvus sportas, kuris reikalauja daug ištvermės. Tai dabar kviečiu su šalia esančiais, kur sėdite, 2, 3 pasidalinti. Kas jums yra pirminis flow? Kas yra ta veikla, kur jums dingsta laikas, kur jums yra labai labai malonu. Ir po to keletą pasidalinsime tam, kad suvokti, ant kiek yra platus meniu. Tai pasisukam 2, 3, pasidalinam. Kas jums yra pirminis flow, kur dingsta laikas, labai malonu. Truputį muzikos ir kviečiu pasidalinti. Ir jeigu būtų galima garsiai tiesiog į bendrą erdvę pasidalinti. Pasidalinti galbūt savo kaimyno ar iš jūsų grupelės keletą pavyzdžių. Kas yra tos veiklos, kur dingsta laikas, kur yra labai malonu, kur tiesiog pasinerėte. Garsiai, jeigu kažkas tiesiog keletą dalykų įvardintumėte. Hikingas, lipimas į kalnus. Taip, super dalykas. Kas dar? Šokiai, ne pro langą. Normalūs šokiai tokie, super. Kas dar? Plaukimas. Girdžiu, sako filmai. Su filmais yra niuansas. Dėl ko? Dėl to, kad filmas kuo skiriasi nuo knygos skaitimo. Kai žmogus paskaito knygą ir pagal knygą būna pastatytas filmas ir jisai nueina į filmą, dažniausiai sako ką? Blogas filmas. Dėl ko? Dėl to, kad jisai sukūrė jau filmą. Ką reiškia? Reiškia, skaitant knygą vyksta kūryba. Žiūrint filmą yra pasyvus vartojimas. Taip tenais atsijungia smegenys ir filmai yra taip pastatyti, kad wow, bet iš esmės tai nėra flow. Dėl to žmogus pažiūrėjęs, ypač jeigu dar užlipa ant Netflixo ir ten serialų keletą pažiūri, po to jisai jaučiasi labai išsekęs. Dėl ko? Dėl to, kad jo dėmesio koncentracija yra toliau drožiama. Ir blogiausias variantas būna, kai pavyzdžiui žmogus ten savaitę atidirbo, penktadienį sako, mano laikas, atsipalaiduosiu. Įsijungė televizorių, pasėmė dar biškį viniuko, gal kokį ten ledų ir panašiai, ir dabar atsijungė. Iš tikrųjų tai yra toliau drožia save. Apie atsistatymo sveikus būdus mes dar pakalbėsime. Bet filmas nepriskiriamas prie flow. Kas dar? Kompiuteriniai žaidimai. Taip, ir čia yra blogybė, dėl ko tai tampa priklausomybė kai kuriems, nes jie yra pastatyti taip, kad tave įtraukia labai stipriai. Ir dėl to labai svarbu atsirinkti, kokie žaidimai yra žaidžiami. Kas dar kokių variantų? Sodo darbai. Kas dar? Sportas. Taip. Super. Vienas IT vadovas, atsimenu, sakau, kas tau pirminis flow? Sako, žinai kas? Sako, Lego. Sako, yra tokie prabangus Lego, kur kainuoja 500 eurų. Sako, aš ten dėlioju. Sako, nerealu. Nes yra kas nutinka, kai žmogus intelektualiai dirba, labai gerai, jeigu jo pirminis flow būtų ne intelektualinis, o būtų mikromotorika. Kažkas tai yra sodo darbai, tai yra įjungiamas kūnas, tada pailsi daugiau smegenis. Ir svarbiausia kas, tai yra pirminis flow, norint pakeisti savo neurochemiją, reikėtų jį patirti 1-2 kartus per savaitę.
Ne 1-2 kartus per metus išvažiuoti paslidinėti, bet 1-2 kartus per savaitę, tai yra sveikai nusirauti. Ir kalbant apie flow nėra vien momentinė būsena. Flow turi ciklą. Ir tai yra ciklas, kuris susideda iš 4 etapų. Pirmasis etapas yra frustracija, paleidimas, flow būsena ir tada yra atsistatymas. Dabar kas yra frustracija? Frustruoja visi darbe. Klausimas yra kiek laiko. Pavyzdžiui, jūs ateinat pirmadienį, atsidarot kompiuterį, pasiemat bylą ir taip jaučiat neina biški. Tada sako, einu kavos gal. Nueinat biški kavos, dar žiūrėk, koks kolega netyčiai šoka, dar plepu, ten pokšt 15-20 minučių dingo, tada grįžot atgal, atsisėdot prie kompiuterio, vėl pirma stadija - frustracija. Frustraciją galima pramušti tik tai dėmesį koncentruojant. Reiškia, aš koncentruoju dėmesį, tada įvyksta antrasis paleidimas. Kas čia nutinka? Atsiranda toksai jausmas, ai, kas čia daug maž turėtų gautis. Arba toksai ryškumas atsiranda ir tada įvyksta pasinerimas, tada žmogus iššoka į flow, ten praleidžia kokią 1,5-2 valandas gali būti. Ir kas svarbiausia, kad po to padarytų atsistatymą. Kur problema būna ir dėl ko tiek daug perdegimų ir labai gerų profesionalų, dėl to, kad jie yra atradę savo mylimą veiklą. Ir kai tau ta veikla labai patinka, man, pavyzdžiui, man mokymų vedimas man labai patinka ir aš esu padauginęs. Taip normaliai, pavyzdžiui, ten 22 dienos per mėnesį vedimo mokymo arba 7 dienos per savaitę. Ir po to tiesiog užsidarai druskininkose kur nors ten purvo voniose ir iš vis nieko nenori matyti. Bet tam, kad atsistatyti po perdegimo, tai neįmanoma padaryti per 2 savaitės. Realiai reikia kelių metų tam, kad sugrįžtų atgal tavo vidinė būsena. Ir žvelgiant į šitą ciklą, tai yra jis natūralus. Ar išeina jums atpažinti? Tiesiog ilsikit ranką, kad išeina atpažinti savo dienoje tokią cikliškumą ir kad būna papuolu tinkamai savo profesinėje veikloje į flow būseną. Taip? Matau, kad linktelėjote keli, džiugu matyti. Dabar norint įeiti į flow būseną reikalingi įpročiai arba jos, kad daugiau atsirastų darbinėje srityje. Ir nespėsime visų padengti šiandien, bet bent porą. Vienas tai yra iš jų radikali savivoka. Tai yra gebėjimas pastebėti save iš šono. Bet, pavyzdžiui, esu aš, yra kitas žmogus arba situacija ir gebėjimas išeiti į stebėtojo poziciją. Tas labai gerai veikia ir asmeniniam gyvenime. Ir atsimenu namuose, ten penktadienis, toks ilgas stalas, aš taip vakarieniauju, šalia sėdi buvusi sužadėtinė ir taip girdžiu priekaištas toks pareina. Buvusi. Toks kažko nepadariau. Aš taip valgau toliau, žiūriu, dar vienas priekaištas pareina, dar kažko nepadariau. Ir aš jaučiu, kaip mano protas jau taip ieško sąrašiuko, o ko jinai nepadarė. Ir jaučiu jau taip kūnelis mano taip biški susitraukia ir taip jau ruošiasi, pasidalinsiu irgi sąrašu. Ir tada prasidėtų nesąmonė. Realiai tai yra kaip mainimasis tais sąrašais. Tada prisimenu, radikalis savivoka, stebėtojas, ką čia reikia daryti. Ir tada taip nevalingai atrodo viduje, taip norisi išsitiesti. Tada pasisuku į ją ir toks klausimas iššoka, o ko jinai dabar nori, realiai taip. Ir taip žiūri, taip ranka taip išsitėsi ir apkabino. O, sako, kaip fainai, padėjo galvą ant peties. Galvoju, nerealu. Per 15 sekundžių įvyko didžiulė transformacija. Nuo beprasidedančio tokio buitinio kivirčo į labai gerą būseną. Ir po to iš tos geros būsenos jau gali žiūrėti į tą sąrašiuką. Ir tada visai kitoks jausmas ateina. Tai šita radikali savivoka, jinai tas pats yra ir darbinėje srityje. Pavyzdžiui, žmogus darbuojasi, sakykime, ten prie kompiuterio intensyvus darbas, jis dirba, susikaupęs, dirba ir taip, sako, kažkaip galva skauda, čia žiauriai. Nueina pas masažuotoją, jį atmasažavo, jis taip atgal grįžo, tada vėl grįžo, vėl dirba, vėl sako, galva skauda. Ir vėl nuėjo, atmasažavo. Ką tai reiškia? Reiškia, žmogus neturi gebėjimo pastebėti save, kad jau pradėjo kilti tie pečiai. Tai yra, kuo tu anksčiau pastebi, kad įeidinėjai įtampą, tuo mažiau kainuoja iš jos išeiti. Tai yra gebėjimas save pastebėti. Ir norint labiau save pastebėti, pakviesiu dabar jūs padaryti vieną praktiką. Kviesiu jūs tiesiog sėdant užsimerkti ir padarysime tokią
kūno skanavimą. Atsimenu, Šveicarijoje su Google kompanija inžinierius sukūrė tokį mokymą ir mes ten treniravomės šitos dalykus. Atrodo labai paprasta praktika. Tai yra sėdint tiesiog įsivaizduoti, kaip kopijavimo aparatas skanuoja iš viršaus. Ir tarsi prisiliedė prie smegenų, po to akis, galbūt akise biški įtampos yra, atpalaiduojam, einam toliau. Ir pastebėkite, kada jūsų dėmesys pabėgs. Pradėsit galvoti, ką čia vakarienės bus, kas čia dar vakarėlis, kur čia pabendrau dar su kuom ir taip toliau. Kai suprasit, kad pabėgo dėmesys, grąžinam atgal. Tada tęsiam toliau. Vėl žiūri, tada pokšt, vėl pabėgs, vėl sugrąžinti. Gerai? Tai minutę laiko kviečiu, dabar muzikos nereikia tam, kad neblaškytų, tiesiog kviečiu užsimerkti ir leisti savo paskanuoti save. Ir padarius įkvėpimą, grįžtame atgal. Atsimerkus, ar pastebėt, kad vaizdas biški ryškesnis patapo? Taip, kai kuriem. Nereali investicija. Užsimerkiau, minutę pabuvau, atsimerkiau, vaizdas ryškesnis. Gyvenimas ryškesnis. Wow, nerealu. Ar pastebėjot, kad dėmesys pabėgo? Karts nuo karto. Taip, nebėgo. Stovėjo kaip kaltas. Ir tai yra treniruotė. Tai yra treniruotė, tas pats kaip raumens, tai yra gebėjimas koncentruoti dėmesį savo. Tai pirmasis įprotis yra radikali savivoka, gebėjimas pastebėti, o kas su manim vyksta duotuoju metu. Antrasis turbūt įprotis yra iššūkio įgūdžio korekcija. Tai yra gebėjimas žvilgterti, kokį kiekį intensyvumo noriu pasiimti. Ir Čikinsen Mihailas labai gražiai paskaidė, tai yra iššūkiai arba tikslai ir yra įgūdžiai arba resursai. Jeigu žmogus pasiema labai didelį iššūkį, negu jo turimi resursai, jisai patiria didžiulį nerimą. Jeigu pasiema per mažą tikslą, jisai patiria nuobodulį. Tai nei ten malonu, nei ten malonu. Pagal neuromokslą sakoma, kad norint patirti flow, reikia +4%, kad būtų įtampa ar tai yra iššūkis didesnis negu tavo turima kompetencija. Ir aš atsimenu, su mama man buvo, kad gimtadienio proga, sako, aš noriu pensiją leisti druskininkuose. Sakau, labai graži svajonė. Sako, bet aš čia radau skelbimuką tokį. Sako, mano gimtadienis, gal nuvažiuokim pažiūrėti. Sakau, gerai, nuvažiavom pažiūrėti, čia yra reikalų su tuo namuku. Bet sakau, labai nori. Sako, labai nori. Sakau, gerai, padarom šitą dalyką. Ir tada, jei nieko nesakydamas, sakau, pavarysiu dabar. Per metus padarysiu visą renovaciją, tada ant jo sekančio gimtadienio atvažiuos dėdės, sakys, koks šaunuolis, sūnelis, čia, taip toliau. Pasakiau, pradėjau daryti, po 3 mėnesių įdėjau skelbimą parduot. Nes ant tiek užkniso viskas, galvoju, pataupysiu, pats pabandysiu čia viską padėlioti. Wow, tai statybininkai kokie 4 pasikeitė, ten sieną pamūrino, išėjo ir taip toliau. Kur problema buvo? Problema buvo, tai yra su mano kompetencija ir resursais per metus laiko yra per daug didelis iššūkis. Kai tą pagavau klaidą, savo mąstymo klaidą ir pasakiau, o kodėl metai? O kas čia taip varo? Niekas, pats. Tada sakau, davai 3 metai. Ir tada kas nutiko? Nutiko atsipalaidavimas ir gebėjimas patirti labiau malonumą. Tas pats yra pritaikoma darbe. Pavyzdžiui, kiek bylų per dieną man norisi ir yra optimalu išnagrinėti? Kiek susitikimų per dieną yra normalu? Nėra skaičiaus tokio? Nėra. Tai sau būtų labai gerai atrasti, kas yra man asmeniškai tas skaičius, į kurį aš noriu orientuotis. Kas yra tas kiekis, kuris būtų optimalus ir aš gerai jausčiausi tai darydamas. Tai tą skaičių būtų labai gerai savo įsivardinti tam, kad būtų optimalus apkrovimas. Dabar žvelgiant toliau, kaip minėjau, įlysime į atsistatymo dalykus. Tai yra dauguma profesionalų per mažai atsistato. Ir jeigu jūs turite tikėjimą, kad išvažiuosite vieną kartą per metus 2 savaitėm į Tenerifę ir pailsėsite, tai šitas modelis yra neveikiantis. Dėl to dauguma žmonių turi susikaupusi didžiulį nuovargį. Tai ką vis dėlto reiškia atsistatyti ir kaip pradėti veikti biškai kitaip, ne iš raudonos, geltonos, bet daugiau iš žalios baterijos. Pirmiausiai tai yra suvokti, kad žmogus kiekvienas yra linkęs nusirauti biškutį. Ir tas nusirovimo būdas gali būti trejopas. Vienas tai yra žemiau eiti proto, tai yra persivalgyti, rūkyti, alkoholis, apsipirkimai, serialai ir taip toliau. Tai yra tam, kad nejausti skausmo. Kitas tai yra nusirovimo būdas - darboholizmas. Tai yra aš geriau pasidėsiu darbe daug ilgiau, nes nereikės spręsti kitų reikalų.
Ir tokiu būdu tada pabūsiu tame. Tai irgi yra pabėgimas. Ir kitas variantas tai yra daugiau eiti per malonumą, meditacijos, pirminiai flow, dėkingumai ir savanorystės. Dabar norint iš tikrųjų atsistatinėti, vienas iš svarbiausių dalykų, į ką reikėtų žvilgterti, tai jeigu imam piramidę, tai yra kaip sekasi man miegoti. Kas iš jūsų matuojate miego kokybę? Kilsykit ranką truputį. Yra, matau, keletas. Tai matavimo būdų yra įvairių. Yra tai yra laikrodžiai, yra vūpas. Mano mėgstamiausias yra Aura žiedas, kurį nešiojau 4 metai. Aš jo nepardavinėjau, tiesiog kaip produktas yra smagus. Ir idėja kokia, kad pastebėti, kas vyksta su mano gilaus miego stadija, su mano greito miego stadija. Pavyzdžiui, po COVID susirgus, mano gilaus miego stadija nukrito vietoj 1,5 valandos, buvo tik tai 10 minučių. Ir norint atstatyti, kas man pagelbėjo arba akceleravo patį procesą, tai yra CBD. Dabar jau galiu kalbėti, nes legalu, kaip jau ir vartoti. Pirmą kartą, kai atsivežiau, buvo toks biškiai dar pilka zona. Bet pilno spektro 30%, ką padarė, tai yra tiesiog greitesnį atstatymą, nes sugebėjo atpalaiduoti daugiau sistemą. Ką aš matau pas vadovus daugumoje, tai yra jų širdelė arba resting heart rate'as nusiramina tik tai 4, 5, 6 ryto. Ką tai reiškia? Reiškia, žmogus atsikelia pavargęs. Jis tada nori kavos ir bando kažkaip save dirginti tau, kad gauti daugiau energijos. Ir tada ciklas užsisuka labai negeras. Miego trūkumai, silpsta dėmesys žmogaus, sensta oda, labai daug blogų dalykų atsiranda dėl miego prastos dalykos. Pagal tyrimus, širdies smūgis, ankstyvasis diabetas ir šitas tai yra ženkliai padidina atidėliojimą, nes nėra resurso užbaigti tai, ką suplanavau. Rizikos padidėja ir taip toliau. Daugumą tų praktikų turbūt jau žinote, kaip pagerinti miegą. Čia keletą galite arba nusifotografuoti, ar žvilgterti. Vienas iš elementų tai yra blackoutas, tai yra visiška tamsa. Kitas tai yra temperatūra, kad būtų irgi mažiau 20. Ir pavyzdžiui, matuojant su žiedu, tai yra stebėjimas ir ką matau pas kai kurios dalyvius, būna pavyzdžiui temperatūra 0,1. Reiškia, kambarys yra per šiltas, žmogus per mažai pailsi. Kitas tai yra, pavyzdžiui, ten su draugais dar atradom lašeliai rami širdis. Irgi paramina žmogų, irgi visai veikiantis elementas. Kitas tai yra ašvaganda. Ašvaganda ateina iš ajurvedos, tai yra tam tikros žolelės, kurios irgi gerina žmogaus miego dalykus. Pavyzdžiui, sunkios antklodės, kurios irgi ką padaro, biškai prispaudžia tarsi žmogų ir tokiu būdu atpalaiduoja jo sistemą. Tai svarbiausia pradėti vienokiu ar kitokiu būdu sekti. Taip pat galite atsisiųsti aplikacijas, kurios irgi ką daro, mokina arba tikrina truputį miego kokybę. Žvelgiant dar per savo prizmę, taip pat galima žvilgterti į savo kūną. Dauguma diabeto žmonių, kadangi serga, nešioja gliukomačius, tai sveikam žmogui irgi galima panešioti. Aš, pavyzdžiui, 2 savaitės nešiojau. Pasižiūrėti, kas vyksta su gliukozės lygiu. Tai supratau, kad pas mamą blynai su braškio uogiene yra labai blogai. Labai skanu, bet iš tikrųjų ten toks spaikas gaunasi, kad wow. Kitas tai yra Muse. Pavyzdžiui, savo kolektyvui arba savo asmeniškai gal ant kalėdų, tai yra įrenginys, kurį užsidedat ant galvos, ką jisai daro, jisai skanuoja smegenis. Ir treniruoja per greitą laiko tarpą atpalaiduoti savo smegenis. Pavyzdžiui, su žiedu aš irgi, tai ar per 10 minučių, darydamas meditaciją, aš gebėsiu pamažinti širdies ritmą, pakelti HRV, Heart Rate Variability toks vadinamas, ir pakelti temperatūrą. Tai yra per trumpą laiko tarpą, ar gebėsiu nusiraminti. Kitas tai yra mikrobiomas. Mikrobiomas, mikroflora, jeigu esate gyvenime gėrę antibiotikų, o tokį sunku žmogų, kuris nėra gėręs, reiškia, tenais yra reikalų. Kaip atstatyti šitą dalyką tam, kad vėlgi geriau jaustis, nes ten pagaminama yra apie 70-80% serotonino. Reiškia, žmogaus nuotaika stipriai priklauso nuo jo virškinamojo trakto. Tai vienas iš elementų yra protarpinis nevalgymas. Tai yra praleidinėti tiesiog laiką. Mano rekordas dabar buvo čia prieš kelis mėnesius 36 valandos be vandens. Tiesiog norėjau pažiūrėti, kaip organizmas ten prižiūrint specialistams, tai labai įdomus patyrimas ir pamačiau, kaip persikrovė sistema ir kai kurie parametrai pagerėjo. Buvo nemažai tyrimų daryta apie dietas. Tai dauguma dietų realios įtakos kraujo kokybei neturi. Kas turi įtaką tikrai, tai yra rauginti agurkėliai. Arba kopūstai. Tai realiai tai yra raugintos daržovės. Tai jeigu turite pažįstamų arba patys dar mokate tai daryti 2-3 kartus per savaitę ir dabar atėjus dar šitam sezonui, tai būtinai.
Taip pat yra atsiradę gėrimai tokie, kur raido, zojas ir taip toliau, jų geriau neuostyti, bet labai irgi ką padaro, pagerina. Ir kai jūs ateinate, pavyzdžiui, per traukėlę, va ten bus tokių bandelių visokių, ten juokavot prieš tai, taip, tai čia ne jūs norite. Čia mikroflora tokia sako, davai man miltų ir cukraus. O kita ten tokia gentis sako, o gal obuoliuką? Bet kadangi jų labai mažai, tai signalas labai silpnas ir nedaeina. Dar kalbant apie atsistatymą, žinoma, Magic Mushrooms labai irgi padeda kūrybiškumui, atsipalaidavimui. Ne, iš tikrųjų juokauju. Tai yra sveiki užkandukai. Tai yra sveiki užkandžiai vietoj kruasanų, tiesiog pasirinkti kitus. Ir labai nudžiugau, vat iš šitos Jūrmalos grįžinėjant, Statoilė pradėjo pardavinėti šitos grybus. Ir tokie sūrus, tai yra daug geriau negu bulvių traškučiai. O važiuojant, jeigu vėlai važiuoji, biškai galiu užmigti, tai geriau visai kažką sveiko arba morkytės pakarmsnuoti. Dabar dėl kavos. Bus pertraukėlė, dauguma jūsų turbūt bandysite kavos išgerti. Tai kas nutinkas? Kofeinas per 12 valandų pasišalina iš žmogaus organizmo. Tai jeigu išgeri 4 valandą, 12 valandų yra 4 ryto. 4 ryto turėtų ilsėti smegenys. Jos nesilsi, REM sleepas sumažėja. Ką padaryti? Pakeisti, pavyzdžiui, po pietų, perėti nuo kavos, pavyzdžiui, prie ritualinės kakavos arba gyvos kakavos. Tai ne neskvikas, bet tai yra kita kokybiška kakava, kuri visai kitaip stimuliuoja patį žmogų. Arba, pavyzdžiui, gliutationas vienas stipresnių antioksidantų yra. Resveratrolis, reikia daug raudono vyno labai išgerti, pagal ilgaamžiškumo teorijas, galima tam tikrų pavildų pavartoti. Arba, pavyzdžiui, omanitus, tai yra reishi mushroomas, tai yra iš kinų medicinos, kuris grąžina žmogui tam tikrą tonusą. Dar prie atsistatymo dalykų, pradėjus sportuoti, atsimenu, mane taip nufilmavo, nusiuntė kineziterapeutui, sako, atsiųsk, jisai turi reikalų. Sakau, kokių reikalų? Man nieko neskauda. Sako, gulk. Pačiupinėjo, sako, dabar tai tau neskauda, bet po 5 metų bus labai blogai. Dėl ko? Dėl to, kad sportavau asimetrinį sportą. Asimetinis sportas reiškia, tai yra į vieną pusę, tik tai judesys. Kas nutiko? Pasisauko raumenynas. Tai ką padarė? Atsuko atgal. Ten taip, tai aš ten keikiausi, mečiau jį pro langą, laikiau už rankos, visko ten buvo, bet po to taip atsistoji, o geras, abat kad reiškia iš tikrųjų, tiesi raumeninė masė. Tai rekomendacija yra gilus audinių masažas 1 kartą per mėnesį. Ir geriau pradėti dabar. Nes po to tik tai brangiau kainuoja ir labiau skauda. Kitas tai yra būna elektriniai masažai. Kas yra elektrinis masažas? Tai yra, kai moteris susideda tokia elektrinė pirštinė, tenais yra pajungta elektra ir taip braukia per raumenyną. Ir taip jūsų ranka taip labai skauda va čia, kai paliečia. Bet kas nutinka? Atpalaiduoja kūną labai stipriai. Dar vienas iš atsipalaidavimo būdų, lietuviškas startuolis Pulseto išleido tokį įrenginį, užsidedamas jisai yra ant kaklo ir čia tokia stimulacija daro elektros vagus nervą. Nervą tai yra klajoklio nervo, kuris yra susijęs su žmogaus parasimpatinė sistema, kuri atsakinga už atsipalaidavimą ir virškinimą. Ir jeigu žmogus yra pastoviai strese, reiškia, jo gebėjimas atsipalaiduoti greitai yra labai svarbus. Dar vienas greitas atsipalaidavimo būdas tai yra kryo sauna arba šalčio terapija. Vilniuje ir kituose miestuose atsiranda tokios, va čia taip ateini, ten -20 kokie, 120, 2 minutės taip pastovi, išeini ir taip jauti, kaip atitirpinėjai ir kaip grįžta energija. Kaip padaryti namuose? Šaltas dušas. Nepadauginti, bet dabar kaip tik artėja žiema, tai superinis dalykas. Dar vienas įrenginys tai yra plūduriavimas. Kas yra plūduriavimas? Tai yra floatingo terapija. Pirmą kartą Rygoje išbandžiau, atsimenu, tai yra tokia kapsulė ir tenais yra pripilta magnio. Tai galima nuvažiuoti į Izraelį, į negyvąją jūrą arba pasidaryti namuose. Epson druskos nusipirkti, į vonę įsipylei ir 20 minučių pagulėti. Rekordas gilaus miego stadijos buvo 3 valandos man po šitos terapijos. Ką tai reiškia? Reiškia, tenais šiltam vandenybė gulėdamas jauti, kaip atsipalaiduoja raumenynas ir daug kūnas pasisavina magnio. Dar viena priemonė, tai yra, čia ne biznio klasė, bet tai yra deguonies terapija. Deguonies terapija tai yra kapsulė irgi tokia, kur tu atsiguli ir ten 50 minučių tiesiog paguli. Variantas nuvažiuoti į kalnus, pabūti savaitę arba nueiti pagulėti tokiam, jeigu nėra laiko.
ir irgi yra daug gilesnis atsistatymas. Dar vienas tai yra kvėpavimo pratimai. Geriau neiti į viešus susibūrimus, ten, kur labai daug skirtingų žmonių susirenka, galbūt privačiai, bet pasižiūrėti su žmogum, kuris yra tame sertifikuotas, nes kvėpavimo pas daugumą žmonių trūksta deguonies. Ir tai yra įdomi praktika, kuri ką padaro, atpalaiduoja. Vaikščiojimas basomis. Viena notarė, atsimenu, Flow programoje, kur pas mane dalyvavo, sako, aš grįžtu namo, nusiemu aukštakulnius ir basomis, sako, po savo šitą kiemelį pasivaikštau, tada nueinu į šaltą dušą ir tada išeina kita moteris, sako, į šeimą. Nes jeigu tiesiai eičiau prie šaldytuvo ir pradėčiau gaminti vakarienę, būtų reikalų visiems. O tokiu būdu persikraunu. Dar vienas priemonė tai yra raudonos šviesos terapija. Tai irgi, jeigu jaučiate, kad kabinasi kažkokie tai dalykai, gali būti, kad tai metodas, kuris padėtų atstatyti. Dar vienas tai yra kraujo pridavimas. Geras darbas ir ajurvedoj perdegusiems žmonėms rekomenduojama tam, kad užsikurtų naujas procesas. Po to skambinat kokiais sesutės, sakat, labą dieną, atvažiuok man suleisti vitaminų. Ir tada pagulė, ten vitaminų suleidžia ir iš karto kitas žmogus. Tai čia visai tokios kitokios arba alternatyvios priemonės atsistatyti, iš tikrųjų atstatyti savo organizmą tam, kad labai gerai jaustis viduje. Tai pakalbėjom apie atsistatymą. Ir šitas atsistatymas, jisai jums asmeniškai turėtų būti malonus. Nes jeigu bus nemalonus, nesinorės daryti. Bet svarbiausia, kad jisai būtų kalendoriuje. Ne kažkur tai svajonėse, bet kalendoriuje. Ir kam viso to reikia? Tam, kad turėti dienų flow ritmų daugiau. Kas yra diena flow ritmu? Atsikeliu ryte, žvalus ir pailsėjęs. Tai yra jau laimėjimas. Tai yra labai geras rodiklis. Turiu lėto laiko savo. Tai reiškia, nėra jausmo, kad turiu dabar bėgti kažkur. Ir tas lėtas laikas gali būti 15 minučių. Imuosi jau suplanuotų darbų, turiu aktyvaus atsistatymo pertraukėlių. Nesitikiu, kad vieną kartą per metus pailsėsiu. Čia yra nesąmonė ir tai neveikia. Reiškia, aš savaitėje turiu turėti atsistatymą. Sveikai reaguoju, turiu tonusą, fizinį, emocinį ir mentalinį, savo veiklos prasme ir labai geras yra paskutinis. Tai yra dienos pabaigoje, ar man realiai norisi šypsotis. Jeigu galvoju, pranislo čia kažkaip, tai reiškia, kažkas toj dienoj buvo klaidelių, mąstymo ir veikimo dalyje. Tai mano palinkėjimas turėti daugiau ko tokių dienų. Ir dar vieną praktiką, labai gerą tokią atsistatymo, prieš išbėgant į pertraukėlę padarysime, tai paprašysiu muzikėlės, atsistojam ir apkabinam kokius 2, 3, 4 žmonės, padėkojam, kad buvo čia. Labai ačiū jums ir gero flow jums, kad būtų toliau.